Labą dieną. Sveikinuosi šiandien su jumis aš, Dalia Rukienė, ir šiandien kalbinsiu profesorę Dalią Sekmokienę, kuri yra gydūnė, turbūt ne mažiau kaip 20 metų, papildomos alternatyvios medicinos atstovė, LSMU profesorė ir iš tikrųjų daug titulų turinti, daug žinių turinti, kaip aš kartais sakau, vaikščiojanti enciklopedija. Ir tai labai džiugu, kad Dalia sutiko pakalbėti. Ir tema, ar įmanoma sulėtinti senėjimą ir išvengti menopauzės simptomų. Tai tema tikrai labai aktuali ir kartais man net skamba utopiškai, kaip tai įmanoma išvengti senėjimo. Bet čia senėjimas vėlgi netiesioginė prasme, kad metų skaičių sumažinti, bet pačio senėjimo pojūčius ir savijautą. Tai Dalia, kaip yra iš tikrųjų, ar įmanoma išvengti senėjimo? Įmanoma sustabdyti ir jaustis daug žvalesniam, pagerinti kognityvinės funkcijas, pagerinti raumenų masę. Nes kas atsitinka menopauzės metu, kai estrogenas ir progesteronas moterim, o vyram testosteronas. Moterim nyksta kiaušidės ir šitie hormonai yra atsakingi už daug ką, netgi už kaulų tankį, už kolageno gamybą sausėja, oda sausėja, makštis, nuotaikų atsiranda didelė kaita ir tokia gyvenimo kokybė nebe tokia. Ir dar tai yra vieni hormonai susiję su kitais ir mes imame daug blogiau miegoti, nes tai estrogeno nykimas liečia ir turi įtaką koreliaciją ir su kitais hormonais, bet tikrai yra nemažai būdų. Ir šiuolaikinę gyvenseną reikia keisti vyresniam amžiui. Mityba, vieną tik tai dalyką apie mitybą pasakysiu, bet ne menopauzės simptomams, senėjimui daugiau. Tai kad reikia mažinti glikozilinimą, tai yra mažinti cukrų labai paprastai, nes jis reaguoja su baltymais, dėl to tie baltymai tokie pasidaro neveiksnūs, ypač hemoglobinas yra baltymas. Mūsų smegenų baltymai neurotransmiteriai. Reikia tiesiog peržiūrėti visą tą mitybą labai nuosekliai, ką darysim paskaitų metu gale šio mėnesio. Tikiuosi, kad tą temą sudomins ir dar parašysi daug klausimų, nes čia yra labai. Taip, iš tiesų seminarus turėsim ir ten bus plačiai kalbama, kaip suprantu, ir apie mitybą, ir apie senėjimą, ir apie menopauzę, kaip visą tai sulėtinti. Bet apskritai, ar įmanoma to išvengti, kaip supratau, vienas iš tokių, tai yra cukraus sumažinti. Bet jeigu mes sumažinsim cukrų, ar to pakaks, ar reikia dar kažkokių priemonių, kad senėjimą sumažinti? Reikia labai daug dalykų. Pasakysiu, kad estrogenas nėra toks terminas, pasakantis viską apie šitus hormonus. Reiktų geriau sakyti estrogenai, nes netgi ne vienoje liaukoje išnykus kiaušidėm gali šiek tiek riebalinis audinys, o pats svarbiausias funkcijas perima antinksčiai. Taigi visų tų funkcijų stiprinimą, kas vyksta menopauzės ir senėjimo metu, kaip minėjau, galima stiprinant antinksčius. Antinksčiams stiprinti yra labai daug medžiagų. Pavyzdžiui, yra vadinami fitoestrogenai. Tai jie augaliniai estrogenai receptorius priima kaip natūralius mūsų kūno pagamintus estrogenus. Ir nuo seno empiriniu būdu dauguma tautų naudodavo. Rytų tautos naudodavo soją. Ir tikrai moteris išlikdavo gyvybingos ir darbingos. Tai sojų izoflavono yra ir papildų, ir kas mėgstate, galite patiekalus. Aš kursų metu puikiai pasakysiu, kaip atskirti. Ir dauguma vis dėlto nėra genetiškai modifikuota soja, ypač ten glifin geresnėse parduotuvės. Mūsų apiniai turi labai daug fitoestrogenų. Mūsų sėmenys turi labai daug fitoestrogenų. Ir verdama ir rytų medicinoje, ir pas mus iš vadinamų cukrinių kaulų specialios sriubos. Pas mane yra angliška knyga Menopauzė ir jos simptomai pagal kinų mediciną JAV gydytojos. Taigi kursų metu šiek tiek
prisiliesime ir prie kinų medicinos, bent ką jie siūlo maitintis, aišku, labai daug adaptogenų. O gyvensena tampa gal ne tiek lėtesnė, bet nereikia tokio greito skubėjimo, reikia truputį lėtinti tą gyvenimo tempą, daugiau džiaugtis, aišku, mažinti alkoholį ir kavą. Ir yra labai paprasti pratimai, kurie gali sustiprinti antinksčius, parasimpatinę nervų sistemą, irgi pasimokinsim kvėpavimo pratimus. Kas labiausiai stiprina antinksčius, dar vienas augalas, kuris auga ir Lietuvoje. Gal ką žinote, pagalvokite sekundę, tuo aš pasakysiu. Ir valo limfą labai. Tai labiausiai stiprinantis yra saldymedis. Tai mes taip ne visai mokam pagaminti patiekalų. Kai buvau Suomijoje, parsivežiau saldainius, bet tai ne tie, kur rytietiški su anyžiais ir tokie man nesivalgantis. Labai gerai. Taip, bet yra su prieskoniais arbatytės irgi bronchos, ką visai skanios, nes saldymedis tai antinkščiai. Jeigu tik antinkščiai veiks, tai gaminsis estrogenas, progesteronas ir jums nei kaulų tankis nemažės, nei kitos funkcijos. Svarbiausia, kad oda išliks nesausa, lėčiau raukšlės susidarys. Ir dar yra daug kitų paslapčių, iš kur paimti baltymus, kaip paruošti tą maistą, kad jis jūsų nenuodytų, nes senatvėje jau kalbėsiu ir vyresniem, postmenopauzei, virš ten 65, tai savaime, kad šalinimo sistema, inkstai ir kepenys neveikia taip kaip 20-30 metų žmonėm ir ta mityba turi būti šiek tiek lengvesnė. Šiek tiek lengvesnė nereiškia skurdesnė, pasakysiu, kad įdomesnė. O šiaip klausimas iš karto kilo, sakykit, jūs minėjot soją, minėjot linų sėmenis, sakykime, kaulų čiulpai, ar viską, nes soja mums tikrai yra neįprasta. Sėmenis taip valgydavom, kaulų čiulpus taip mama virdavo, tikrai netgi tas smegenis išgramdydavom iš tų kaulų čiulpų, kas dabar gana keistai atrodo. Ar, sakykime, galima pasirinkti vieną iš šitų, nes jeigu žmogus tiesiog, pavyzdžiui, yra vegetaras, ar jam užtenka valgyti vien sėmenis? Ar nes soja vėlgi, kad būtų nemodifikuota, vat kaip jūs ir užsiminėt, nežinau, ir man tai, pavyzdžiui, nedrąsu ją pirkti, kad neprisipirkti su pakeista GMO, tai vėlgi, ką geriau, ar yra soja, kurią rekomenduotumėt pirkti, ar tai yra pupelės, ar tai yra tie patys sojos gaminiai kažkokie, tai ar sojos, ar aliejai galiausiai, ką jūs rekomenduotumėt, ar visko, ir linų sėmenų, ir kaulų sultinio, ir sojos, ir kokios, tai man tiek iš karto klausimų kyla klausant. Tai smagu, kad kyla klausimai. Yra mityba kuo įvairesnė, bet vegetaram ir veganam, tai aišku, kaulų sultinių ne, nors jie labai stiprina pagal kinus vandens stichiją ir neleidžia senti, tada paprasčiausiai reikia išmokti arba atrasti gaminius su saldymedžiu, apinius vartoti ir galima vartoti ankštinius, ypač lęšiuose taip pat yra šiek tiek fitoestrogenų. Ir tai yra neseni atradimai, nes mokslas į tą sulėtinimą visų procesų, kurie vyksta senatvėje ir kaip, pavyzdžiui, atstatyti kremzlių elastingumą. Aš galiu pasakyti, kad vakariečių mokslas labai konkrečiai turi apie 10 punktų, kuriuos praeisim, ką dar įvesti naujo į mitybą. Tai aišku, prieskonis mano labai mėgstamus, kurie turi daug antioksidantų, nes kai estrogenas mažėja, didesnė tikimybė uždegimų. Tam reikia antioksidantų ir tam reikia omega 3 riebalų rūgščių, aišku, jų geriausiai iš žuvų gauti, kas ne veganai, riebių žuvų. O sakysim dabar vėlgi omega 3 susiminėt, nes labai yra firmos, kurios reklamuoja, kad pastoviai be pertraukus reikia vartoti ir jeigu ten rašo kapsulės po 1 ar 2, tai jie sako, kad ne, reikia vartoti po 6, ne mažiau ir praktiškai be perstojo vartoti. Ar tai tikrai taip?
Ne, dar reikia pasižiūrėti, kokia jūsų kepenų būklė apie tai. Kepenim reiktų daugiau kitų lipidų, fosfolipidų. Omega 3 irgi priklauso lipidam, riebalų grupiai. Jeigu jūs bent porą kartų per savaitę valgot žuvį ir nebūtinai lašišą ar upėtakį, visos žuvys yra šiek tiek riebios, bet silkės geriausia pirkti su galvos, kad patys išimtumėt kaulus, nebūtų išmirkyta. Tai jūs ir gaunate to omega 3 ir prisiminkim lietuviškus visus aliejus. Omega 3 irgi yra rūgščių grupė, bet dabar į chemiją neinu. Judros aliejus, kanapių ir semenų. Ir jeigu labai jau mėgstat daržovės vasarą daug sugrietinę, galit kartais ir sugrietinę valgyti, bet įpraskit nors antrą kartą su kažkuriuo iš aliejų, ar kanapių, ar judros, ar semenų. O fitostrogenų daugiau ne pačiam aliejuje šiek tiek yra, bet semenyse, šiaip tai lieka išspaudose. Todėl, mano žinau, irgi močiutė mokėdavo kažkaip šiek tiek pakepinti ir mums duodavo andonytės, apibarstydavo. Tokius tuštinukus, dabar visi tie receptai į užmarštį, bet tai visą tai reiktų. Ir dar labai įdomu, kad ir pasiskaičiau apie pupas, nors esu maistininkė, tie kinų medicinoje ne pupelės, bet pupos irgi turi fitoestrogenų. Nesakiau visiems, lęšiai jau pupos užmirštas dalykas, bet kaip būtų smagu įsivairūs šeimai gali laupyti tas pupas ir valgyti arba kur patiekalus, iš ankštinių daro daug ką ir lietuvių liaudis mokėjo. Jeigu reiks prisiminsim, tikrai yra labai daug galimybių. Ir dar maistinių skaidulų kiekį reikia didinti, nes jeigu užkietėja viduriai, tai tikrai senatvėje labai irgi daug organizmo funkcijų, pašalinimo funkcijų atsiranda netgi cistos, miomos augliai. Ir irgi pasimokysim kurso metu, kaip valgyti, kaip natūraliai padidinti antioksidantų ir maistinių skaidulų kiekį, kad neužkietėtų viduriai, kas turi tą bėdą. Taip, iš tikrųjų, jeigu kaip gerbiama irgi gydytoja, kurią kartais kalbino Edita Juodžbalinė, sakė, jeigu jau tu eini tuštintis 1-2 kartus į savaitę, jau turi žinot, kad yra problema ir ją reikia tvarkyti, nes anksčiau ir vėliau jinai kažkur parodys savo ragus. Iš tiesų labai įdomu ir man su pupom, taigi prisiminiau, taigi tas pats užkandukas, kaip vat ir mėgsta, ar kažkokį čipsą nusipirkti, ar kažkokį tai pakramtuką, taigi mūsų pupos didžiulės, tai puikiausiai, iš tikrųjų labai ačiū, kad priminėt, buvo visai pamiršta. O sumuštinukus su pakepintais semenim ir su druska ant sviesto, ant duonos užtepant sviesto ir užbarstat šitų pabarstukų, tai taip, tai yra dar paskui žalumynai, jeigu išeina krapo truputėlį, nu, tai fantastiškas irgi putas čia patiekalas, taip. O sakykit, kadangi mūsų tema yra ir menopauzė, tai ar mityba gali padėti išvengti menopauzės simptomų? Nes iš tiesų nuėjus pas gydytojus ir yra kažkokių specialių produktų ar specialių augalų, nes tikrai labai dažnai susiduriu ir labai dažnai mano klientai irgi klausia, nes nenori vartoti hormoninių preparatų, kurios siūlo daktarai, ir turbūt 90% kiek ateina klientės, nueina dėl simptomų, kurie tikrai trukdo gyventi ir tai yra nepatogu gyventi, ir karščio pylimai, ir nuotaikų kaitos, ir, kaip minėjau, daugybė kitų simptomų, kurie tiesiog diskomfortą sukelia. Ar yra, kas gali padėti, vien sureguliavus mitybą, aišku, ir patį gyvenimo būdą, judėjimą, bet kokie tai būtų produktai, augalai, nes mes su dauguma su žolininku turim ir raudonąjį dobilą, kurį pagrindė irgi vartojam, nutrelę turim, bet žinau, kad jūs giliau turit daugiau žinių ir dar ir kinų medicinos. Tai ar galėtumėt praplėst, pasakyti, kokie būtų produktai, vaistiniai augalai? Jeigu jau ryškus simptomai ir reikia staigiai padidinti estrogenų kiekį, tai gal geriau netgi vartoti papildus, arba iš žolininkų pirktas tas pačias žoleles, arba jas tiesiog užkapsuliuotas. Ir aš pasižiūrėjau netgi, kas yra vaistinėse, tai yra be galo daug įvairių papildų pasirinkti.
labai gerai priminėt, aš norėjau pasakyti, kad sojų izoflavonai išimami ir tada tikrai iš nemodifikuotų sojų ir su izoflavonais ir kitais fitoestrogenais išimtais iš raudonųjų dobilų maišomi ir pas mus internetinėse vaistinėse ir kitose vaistinėse yra. Dar labai daug yra ir mineralinių medžiagų, ir medžiagų didinančių estrogenų kiekį be saldymedžio, dar yra mūsiškoje liucernoje. O kad nuraminti šiek tiek mintis, mes kursų metu čia mokysimės kvėpavimą, mokysimės pastuksenimus tokius, kaip sužadinti vagus nervo parasimpatinės sistemos, bet visi žinot, kad mūsų apinių arbata migdo, bet mažai labai ką žino, kad irgi didina estrogenų kiekį ir kad vakare labai gerai gert, taigi reikia po truputį keisti visus įpročius ir tikrai galima drąsiai gyventi, aišku, reikia daugiau pasivaikščioti, būti daugiau gamtoj, nugalėti tą simptomus, kuriuos atsiranda palaipsniui su optimizmu ir mokytis daug naujų receptų, nes lietuviška virtuvė turiu omeny kepta, mušta mėsa ir daug riebių keptų bulvių patiekalų, kugelis, bulviniai blynai, nepalatu. Padarysit anūkėliam, suvalgysit pusę cepelino, džiaugtis galit gyvenimu pilnai. Supratau, iš tikrųjų, tai vis tik taip mitybą reguliuojant galima susitvarkyti menopauzės simptomus, teisingai supratau, taip? Taip, ir sureguliuoti, ir svarbiausia, išlikti gyvybingam, žvaliam iki 90 metų, sulėtinti visus senėjimo procesus, išlaikyti visą tai. Svarbu išlaikyti endokrinių liaukų veiklą, smegenų veiklą, irgi mokinsimės, kas padeda smegenim, šiandien tos temos nekliudau, ir išlaikyti kaulų tankį, nes jeigu visiškai estrogeninių papildų arba žolių nevartot, tai jūs žinokit, prasidėjus menopauzei net 70% dingsta kaulinės masės ir stuburo slankstelis lūžta arba šlaunikaulio galvutė. Ir visą tai mokinsimės, aišku, jeigu jau žmogus jaučia, kad jam kažkas tai blogai, artritai, artrozė, tai be mitybos būtinai reikia dadėti, bet nusistačius kaulų tankį, vitaminą D, K, kalcį ir magnį. Kaulai dabar ne vien iš kalcio, dar magnį, ir pasimokinsim kokių rūšių, aišku, nes yra magnios, pavyzdžiui, labai ir pradedant citratų, baigiant chelatų ir kokį pirkti, kad būtų pats efektyviausias, arba iš kokių produktų geriausia gauti. O dabar sakyt, vis tik tai pradėjus vartoti, nesvarbu, tiek papildus, tiek žolių mišinius, pačias žalias, ar yra laikas, kiek reikėtų vartoti, kiek daryti pertraukas, ar tiesiog jau pakeitėm gyvenimo būdą, nes vis tiek pakito mūsų organizmas, tai norim, nenorim, jau turim pakeisti gyvenimo būdą ir jau tą vartoti reikia iki, kol išeisim, kol kvietimą gausim. Jeigu labai sveika mityba ir, pavyzdžiui, tų fitoestrogenų žmonės nusiperka, būna, moka pasiruošti liucerno. Netgi aš jums pasakysiu, kad visos spalvotos daržovės, ypač daug gėlių žiedai, va dabar kai kas pienių žiedus ne tiek džiovina, kiek užsišaldo, irgi galima tokia arbatas. Ir jeigu žmogus vartoja daug augalinio maisto ir tada tų papildų mažai, arba jeigu jau tikrai bėda, nes kiekvienam individualiai, vienam labai karščio bangos, tada yra ir netgi specialūs pratimai ir taškai, bet ir mityba, o jeigu retėja kaulai, tai daugiau kalcio, tai yra šiek tiek individualu. Aš tai siūlyčiau, kad kiekvieną kartą kažką tai naudoti, bet nebūtinai papildus. Pamokinsim labai skanės prieskonių arbatas, tai jos labai padės gerai vykti visam virškinimo ir šalinimo procesui, kurias galima net vartoti augalinį pieną įsibėrus prieskonių arbatos, gardžiuotis kaip kava latte, ir dauguma prieskonių turi labai daug antioksidantų ir labai lėtinių neinfekcinių lygų tikimybę mažina ir neturėsi tokių sunkių lygų, ir autoimuninių lygų padeda išvengti daugumą prieskonių.
O sakykite, Dalia, tada kokius prieskonius rekomenduotumėt, nes aš naudoju tikrai daug prieskonių pas mane, kaip sakau, jau ciberžolė, cinamoną, tai jau indukais nebeperku, aš jau pirku po 0,5 kilogramo ir juos suvartoju tikrai greitai. Ir dabar pradėjom, atitraukėm racioną, atradau parduotuvę, kuri vežasi kokybiškus baltuosius pipirus, tai dabar pas mane baltųjų pipirų turbūt 5 rūšis, nes ten pipirino yra daug. Ir ką dar parekomenduotumėt, nes mano tai jau silpna vieta prieskoniai, aš jau labai mėgstu ir ragauti, ir naujovių, bet jeigu dar galėsiu nukreipti ir tai papildyti savo racioną, kad tai bus naudinga ir, kaip sakau, tikslingai, tai aš tikrai mielai papildysiu, tai manau ir klausytojams tikrai įdomu, jeigu kažkas turit papildomų klausimų, tikrai galit parašyti čiate, matysim, bet mano klausimas būtų, į kokius prieskonius labiausiai kreipti dėmesį, kokius dar įsitraukti. Tai jūs apie ciberžolę visi žinot, tik galbūt ne visi žinot, kad atstato sąnarių kremzlių elastingumą ir kai kurie lietuviški augalai. Vėliau praeisim, dabar apie prieskonius. Ir saugo nuo vėžio kurkuminas esantis ciberžolė, bet man į arbatas neskanu, aš labai daug į troškinius dedu šitą. Jeigu kas turite disbakteriozę ir nemigą, tai muškato riešutas ir kardamonas. Aš labai mėgstu kardamoną, nes jis tinka ir mėsom, ir piragam. Piragų nelabai kepu, bet obuolius, kai kepu, tai cinamonu. Cinamonas tai mažina cukraus kiekį, mažina netgi šiek tiek cholesterolį, bet įrodyta, kad ten virš 100 įvairių bakterijų pas mus becheminės antibakterinė medžiaga. Tai dėl to rytuose, nors ir yra antihigieninės sąlygos kai kuriuose šalyse, vartoja labai daug prieskonių. Tai va, kardamonas labai kvapnus ir kardamonas gydo parodontozę, jeigu pakramtai, ir irgi kraujagyslių elastingumą, kas labai svarbu. Vis dėlto su amžiumi jos tampa mažiau elastingos ir ne vien dėl estrogeno, vis tiek vyksta tie senatviniai pokyčiai. Ir aš jūs nustebinsiu, kad ištirti kmynai vienas stipriausių prieš vėžinių savybių ir labai skani ta arbata. Aš atradau 2 metų, galvojau, bet taip uždaryta, kvepia tas pakelis, tai aš stipriai tiesiog 2 šaukštus išplikindavau puslitrių vandens, mes su vyru išgerdavom vakarais ir dar didina deguonies įsisavinimą. Tai buvo labai aktualu COVID metu, bet visiems vyresniems žmonėms, jeigu truputį ar sveiksta galva, ar ką, reikia, kad būtų geresnis deguonies įsisavinimas, ypač smegenyse. Tai neužmirškit, kad mūsų kmynai dabar yra labai unikalu. Ir bandyti reikia įvairius prieskonius, jie visi turi labai daug įvairių dalykų ir dar bandyti pasidžiovinti žiedlapių vairiausių. Netgi, pavyzdžiui, obelis, kai žydė, jeigu šiek tiek tai žiedlapių pasiskinsit, irgi yra įvairių tautų, daugiau slavų tautų, bulgarų medicinoje priemonė, kur irgi šalina šlakus ir padeda išlaikyti jaunystę. Žiedlapiai. Žiedlapiai, nu va. Iš tikrųjų, ir kol dar švieži, tai turbūt ir labai gražu pabarstyti ir skanu. Man klausimas vėl iškilo, tai kardamoną, kaip užsiminė, tikrai, o kiek jo galima vartoti, kad neperdaugint, sakysim, kiek per dieną? Nes aš, pavyzdžiui, turiu ankštim ir aš tas ankštis prieš naudojimą jas tiesiog sutrinu. Turiu tokią nedidelę trintuvę, kad būtų patogu čia ir greitai. Tai ar galima, kad, kaip sakau, nepadauginti? Ankštis 2 ar daugiau, ar užtenka 1 per dieną, sakykim? Tai gali 1 gramų, bet to per daug nebus. Muškato tai nedaugiau 5 gramai, nes paskui toks kaip ir svaiginantis poveikis. Nu, visko yra dozė, netgi mūsų paprastų produktų, pavyzdžiui, cukrus, druska, kava, ką mes vartojam, jeigu suvartosim per daug, tai labai neigiamai atsilieps organizmui, bet tam mums duotas skonis, kad mes nuo to apsisaugodom. Tiek saldymedis, jeigu per daug saldų gali pakelt kraujospūdį, tiek druska, jeigu per daug sūru, taip pat ir prieskonis, jeigu jau mums atrodo, kad tikrai per daug kažkurio tai prieskonio, tai skonis yra galingas įrankis, intuicijos įrankis. Nu, vien skonis duotas labai banalų pavyzdį, kad aš neapsinuodyčiau, grįžau namo ir aš bandau sriubą, sakysim, vaikas būdamas pas tėvus ir
jaučiu, kad kažkoks tai kvapas, gal mama užmiršo į šaldytuvą įdėti ir aš jau nevalgysiu. Skonis visada parodo, jeigu jums kažkuris labai prieskonis nepatinka, tai reiškia, jūs jo arba netoleruojate, arba esate alergiški ir vien pagal protą ne viską galima rinktis. Pirmą pagal protą, paskui jeigu labai jau kas nors nepatrauklų, nes, pavyzdžiui, yra silpnesnis prieskonis už česnaką, yra visokių, ypač indiškų daug prieskonių, irgi susipažinsim. Nors mūsų laikas baigėsi, bet jau užsiminė, dar vis tiek noriu paklausti, sako, indiški prieskoniai. Taip, iš tikrųjų, ir tas pats kardamonas nelietuviškas prieskonis ir kurkuma, tai vaistažolės dažnai, tiksliau dažniau vis girdžiu, kad geriau vartoti savus augalus, nes dabar irgi turėsime ir seminarą Kaune, atvyks žolininkas Kirkevičius, irgi kaip tik pravedinės būtent šią temą, kaip pakeisti augalus svetimšalių savais, o prieskonius, sakykime, ar tikrai jos verta keisti, ar tiesiog naudotis, nes Lietuvoje mes tikrai neturim nei kurkumos, neturim nei neauga, šafranas, tie patys krokai tarsi auga, bet vargiai kokybę mes galime gauti tokią, kokią turim iš tos pačios Keralos, kai atveža šafraną, tikrai skiriasi. Tai ar vis tik tie augalai mums tinka, ar tai reikia tik tai kiekį sureguliuoti, ar daugiau orientuotis į tos pačius lietuviškus petražolės, kmynus, raudonėlius, kaip iš tikrųjų yra geriau? Dalį vis dėlto reiktų pakeisti lietuviškais, nes labai daug tų pačių prieskonių yra ir lietuviškų. Kai ką mes neskaitom prieskoniai, bet, pavyzdžiui, sudžiovintus medetkos lapus irgi deda kai kas į sriubas. Bazilikas, kuris senatvėje labai gerai, nes mes senatvėje kartais atsikrenkščiam daugiau gaminasi gleivių, kurios paskui sudaro smėlį auglius. Taigi pats geriausias augalas tai yra bazilikas. Jis yra protui, kognityviniam funkcijom, atminti senatvėje vis tiek truputį silpsta. Ir tam gleivių išvedimui, tik kur Indijoje atvežamas kartais net pardavinėjamas sanskrito pavadinimu tulsi, ir mūsų bazilikas yra tas pats augalas, gal šiek tiek skirtingi porūšiai, kai būna ir obuoliai skirtingų rūšių. Ir labai malonu, ir išklausykit kuo daugiau visokių seminarų, nes mano seminaro tikslas nebus pagrindinis, tik nedidelė labai dalis bus prieskoniai. O kas domisi, būtinai nueikit dar papildomai susižinoti apie visus prieskonius, visas žoleles, nes mano seminaras bus labai įvairus, kaip maitintis, menopauzės simptomus panaikinti, senatvės profilaktiką ir net truputį biohaikingo elementų, kad jūs sustiprintumėt savo antinkščius ir parasimpatinę nervų sistemą. Todėl labai visus kviečiu jau dabar pradėti domėtis, kad jau turėt kažkokį įdirbį ir užduot kuo daugiau klausimų. Aš žinau, kad lietuviai labai darbštus ir visada stengiasi kažką padaryti savo geroviai, savo sveikatai. Ja, tikrai paskutiniu metu informacijos daug ir tikrai žmonės domisi ir džiugu matyti ir progresą, ir susidomėjimą, ir iš tiesų jau rezultatus galima matyti, nes vienas net ir 40, 50, 60 metų labai skiriasi nuo kito ir labai matosi, kaip aš sakau, ta investicija į save, o investicija į save tai yra mityba, tai yra tiek, kiek skiri laiko savo ir galiausiai tie patys prieskoniai. Ir tiesiog pasakysiu bendrai, kadangi šiek tiek prisiliečiu prie Tibeto medicinos ir dirbam su vaistais, tai Tibeto medicinoje vaistai, bijau aišku sumeluoti, nes tai nėra, kaip sakyti, mano atliktas tyrimas, bet kiek susiduriu, tai 90% yra vaistai, jų sudedamos dalys yra iš to, ką mes vadiname prieskoniais. Aišku, jie yra subalansuoti, yra kiekiai, kas su kuo, bet vėlgi tai yra tie patys prieskoniai. Ir kas norėsit, kaip ir Dalia minėjo, kam įdomu ir norisi gilintis toliau ir norisi suprasti, kaip sulėtinti tą senėjimą, o ypatingai išvengti labai nemalonių menopauzės simptomų. Tai, kaip ir sakiau, dažnai susiduriu, kad karščio bangos, ar kaip viena irgi mano klientė sakė, sako, aš nesuprantu, kas man darosi, sako, aš grįžtu namo. Sako, toks pyktis atrodo nei iš jo, nei iš to, sako, vyras, bet ką pasako, sako, aš gatava sudraskyti jį, sako, ir pati nebesuprantu, kas man darosi.
Tai vat vienas iš tokių momentų, kaip ir Dalia sakė, tai yra antinksčių veikla ir antinksčių stiprina saldymedis, nors, kiek žinau, daugelis ir aš pati saldymedžių, jeigu daugiau išgeriu, iš tikrųjų atsiranda šleikštulys, bet vėlgi tam ir vyksta platesnės temos, kad sužinot, kiek to pačio saldymedžio gerti, ar gal vietoj jo kažką tai pakeisti, bet iš tiesų, kad gyventi komfortiškai ir tikrai nebūti piktai, tai moteriškiai, kurią ten sako, nu jau ta bjauri moteriškė ir iš tiesų, kai nebesugebam save valdyti, tai tikrai gal to nereikia. O jeigu vartojam hormonus, kaip sakau, dažniausiai vartojant vaistus, vieną gydo, kitam kenkia, nes vaistai iš tiesų jie negydo, jie tik tai panaikina simptomus ir dažnai mums norisi save apgauti, kad va, aš pasveikau, kaip ir viskas gerai, bet tie simptomai tikrai išlenda anksčiau arba kiti organai mums duoda žinoti. Tai kad turėti žinių, kad gauti, kad suprasti ir atrodo, nu tikrai visiškai nesudėtingai susidėlioti dienos racioną, pridėti prieskonių, kaip Dalia sakė, ir biohaikingo informacijos. Tai gegužės mėnesį 28 ir 30 dieną Dalia ves seminarą, dalinsis šitą informaciją. Visą informaciją galite rasti internete adresu www.amedicina.lt. Amedicina yra vienas žodis, be taškelių, be kablelių, be brūkšnelių ir dar apačioje įdėsiu. Tai iš tiesų ačiū visiems prisijungusiems, žinau, kaip vertinate Dalią, ačiū Daliai, kuri surado minutę prieš mamos dieną pašnekėti. Ir linkiu visiems tikrai smagiai praleisti laiką, kas dar turi gyvas mamas, su savo mama, ar tiesiog prisiminti, nes būnant mintimis mes taip pat esame kartu su tais, kurių jau nebėra. Taip kad linkiu visiems gražių švenčių ir labai ačiū Daliai. Ir sakau, iki susitikimo visiems. Iki susitikimų.